Sveiki, vidinės šėtoniškos energijos turėtojai. Šiandien pakalbėsim apie 15 energiją, kas pagal didžiuosius taro arkanus būtų velnės. Kortos nerandu, tai negaliu parodyti ir va dabar turiu įrašyti šitą video, nes paskui nenorėsiu. Tai arba pabandysiu įdėti, arba tiesiog tas įsivaizdavimas, kaip jinai atrodo. Galiu nupiešti, stovi velnės, apačioje jo 2 žmonės su rakinti grandinėmis, bet tos grandinės yra tokios apylaisvės ir jie gali lengvai iš to išėti, bet nenori. Tai šita energija ir yra apie tai, kad tu visada turi pasirinkimą. Tai labai stipri pagundo energija, labai stipri priklausomybės energija. Šita energija turi labai stiprią vidinę charizmą, rentgeninį matymą ir kalbant apie visiškai negatyvią pusę, tai yra manipuliavimas kitais. Tai gal pradėkim nuo minusinės pusės. Tai jeigu tu turi 15 energiją bet kurioj iš savo matricos pozicijų, nes nesvarbu mažoji ir didelėje, nes jinai yra galinga, tokia kaip, tarkim, astrologiškai Plutonas, kuris yra mažas, bet labai paveikus. Tai šita 15 energija, nesvarbu, kur jinai pas tave yra, jinai turi labai didelę galią. Tai jeigu minuse šita energija, ypatingai jeigu yra karminė uodegoj, tai apie ką aš čia šneku, tai mes žinom, ar ne, apie likimo matricą, kad energija gali stovėti, energijos apibūdinimas priklauso nuo to, kur jinai stovi ir kokie yra šalia arkanai. Tai čia yra bendras apibūdinimas tiesiog energijos, bet jeigu jinai pas tave yra ir yra minuse, tai kalba apie tai, kad yra stiprus potraukis visokiam pagundom, azartiniai lošimai, visos psichotropinės medžiagos, stipri priklausomybė nuo partnerio, stiprus kontrolės poreikis. Tai jeigu tu turi 15 energiją kažkurioj iš pozicijų, kuri liečia santykius, tai ir jeigu tu jauti, kad tu nori kontroliuoti partnerį ir tu jo negali paleisti ir toks gaunasi toks nedų laikymas, tai žinok, kad pas tave šita energija yra minusė ir tau ją reikia pradirbti. Dar vienas toks aspektas, ką iš savo labai gal kažkoks šiandien stiprus noras pasidalinti buvo, pas mane 15 energija yra karminė uodegoj, kas reiškia, kad aš ją turėjau labai stipriai pradirbti. Ir aš esu maladiec, nes aš ją pradirbau. Žinau, kas yra visokio plauko priklausomybės, žinau jų gylį, žinau, nes tai yra ir santykiuose šita energija pas mane, tai puikiai žinau, ką reiškia ta kažkokia perdėta kontrolė kito žmogaus. Žodžiu, visus tuos stipriausius, negatyviausius aspektus šitos energijos aš esu pradirbus. Nu tikrai, šiandien galiu drąsiai pasakyti, kad aš esu pradirbus. Aš galiu viską daryti, galiu vartot, galiu kontroliuot, bet šiai dienai aš to daryti nenoriu ir tas labai stiprina. Tai jeigu turi kažkokių priklausomybių, tai aš tikrai tave suprantu ir tam yra priežastis ir viskas yra įveikiama. Tai tiesiog linkiu, negaliu sakyti atrast save, bet nes tu ir taip žinai, kas tu esi, tik linkiu prisimint
prisimint, viską išjaust ir sugrįžti tą stiprybę, kurią tu turi. Tikrai tą valios, tą stiprią tokią. Čia net ne apie valią, bet tiesiog kontrolė savęs gal labiau nei kitų. Ir tada viskas kažkaip stoja į savo vietas. Bet čia yra didelis darbas. Čia nežinau kaip kitiems žmonėms būna, bet man tai reikėjo 10-mečio daeiti iki šito taško, kuriame aš esu dabar. Tai puikiai žinau, ką kalbu, tik tai gal nemoku perteikti ir jeigu tu turi kažkokių priklausomybių stiprių, tai aš tikrai galiu tau padėti. Buvo mintis pasibaigti priklausomybės priklausomybės konsultantų kursus, bet man tai pasirodė per sausa, kaip ir man per sausa atrodo nieko asmeniško, bet man per sausa atrodo psichologija žmogaus, kuris labai daug išgyveno ir jį sukišt į kažkokius rėmus teorijos, ypatingai ką tik atėjusiam dirbti žmogui, kuris turi įrankį, bet tik įrankį, tai mano galva yra per siaura, tiesiog per siaura, man per siaura. Gal net nebejoju, kad yra žmonių, kuriem visas tas padeda, bet svarbiausia, kas pagalba sau, yra norėjimas išlipti iš to. Ypatingai suprantu tas moteris, kurios vartoja alkoholį, dėl to, kad ta kasdienybė atrodytų šiek tiek spalvingesnė. Suprantu, kad alkoholis tam tikrais atvejais yra būdas išgyventi. Ir viskas su tuo gerai, jeigu tu šiandien geri arba vartoji, tai yra šiandieninis tavo taškas, iš kurio visada galima išeiti. Žodžiu, jeigu girdi tai, apie ką aš dabar kalbu, tai gali man parašyti, galim susitikti, galim pasikalbėti, visą laiką už. Nes žinau, kad po bet kokia priklausomybė slepiasi labai didelis sielos skausmas, net sunku gal pasakyti, kažkokia toks geliantis skausmas, tokia širdgėla, kurios niekas kitas tau negali padėti išgyventi. Tai apie tas priklausomybės tiek pasakysiu. Aplinka irgi turi labai didelį įtaką. Tai tiesiog yra didelis kompleksas įvairių dalykų, kuriuos susidėliojus per tam tikrą laiką iš visko galima išlipti. Tai tiesiog, kad galima ir viskas. Žinai, aš čia dabar kaip kažkokia sveikuolė, kurie žinai, valgo salotą ir žino, kad tas salota yra labai sveika ir kad duoda energijos ir kad nemigdo ir taip toliau ir nori tą perduoti taip intensyviai, bet žinau, kad jeigu mane girdi ir jeigu jauti, kad nori su manim pasikalbėti, tai aš visą laiką čia arba savo sielos masažo studijai. Tai lauksiu tavęs. Tai dar grįžtant prie minusų 15 energijos, tai yra noras, kad kiti paklustų tavo valiai. Tai čia prie kontrolės, bet čia net ne kontrolė, čia kontrolė galbūt labiau 4 energija.
O čia yra noras tiesiog pamint žmogų ir padaryti taip, kad jisai nu, būtų priklausomas nuo tavęs, arba be tavęs negalėtų gyventi, arba tiesiog palenkimas žmogaus, arba kažkaip tiesiogiai, arba, arba arba manipuliacijų pagalba, kas irgi yra labai stiprus minusas 15 energijos, tai yra manipuliacijos įvairios, žinant, kur paspaus žmogui pačią jautriausią vietą. Tai čia yra stiprus minusas labai. Tas toksai priverstinis spaudimas, toksai priverstinė galia. Apie priklausomybės pakalbėjau, tai įvairios pagundos. Tiesiog, kad tu turi, jeigu išgyveni 15 energiją minuse, tai tu neturi valios. Viskas dzin, nesvarbu, niekas nesvarbu, vaikai, tėvai, niekas nesvarbu, tiesiog tavęs niekas nesustabdys, nes pirmas dalykas, tai niekas nemato tavo skausmo ir neišjaučia. O antras dalykas, kad 15 energija nepakenčia kažkokio spaudimo arba kažkokių ultimatumų. Tai jeigu tu turi 15 energiją minuse ir tavo šeima sako, kad tu kažką turi padaryti, tarkim, važiuoti gydytis, keisti gyvenimo būdą ir taip toliau, ir niekas tavęs nesupranta ir tu nesupranti, kodėl tu tą turi padaryti, tai tu niekur nepadarysi. Kai pasieksi tą dugną, nuo kurio gali atsispirt, tai tada atsispirsi ir kilsi pats, bet tada turi turėti kažkokį tai tikslą arba kažkokią ten tą švieselę, švyturio, dėl kurios tu visą tai darytum. Bet čia turi būti asmeninė ta priežastis, nes tu dėl nieko kito tikrai nepadarysi. Net uždusau bešnekėdama. Tai dabar apie pliusinę teigiamą pusę 15 arkano norėčiau papasakot. Tai kadangi šita energija yra rentgeninė energija, ta prasme, tai yra žmogus rentgenas, tu ateini į patalpą, į, tarkim, kažkokį ten tą kaukių balių, kur visi faini pūkuoti ir žodžiu, kažkoks filmas labai seniai buvo apie tokį kaukių balių, bet labai labai senas filmas, žodžiu, kur žmogus matė visus tokius, kokie jie yra ten, iš po suknelių kanopos, žodžiu. Tai čia perkeltinė prasme, jeigu iš tikrųjų 15 energija turi tą savo aktyvų rentgeninį matymą, tai pliuse, kas labai yra faina, kad šita energija, šitą energiją turintis žmogus, jisai mato kiaurai, tarkim, kažkokius talentus arba duotybės to žmogaus, kuris pats savyje to nemato. Tai yra labai stipru šitas dalykas. Ir aišku, gali tą žmogų iškelt, ta prasme pakelt, užmotyvuot, išvest iki tam tikro taško, kur jisai gali ten, nežinau, pakeisti kardinaliai gyvenimą. Tai čia ta 15 energija pliuse ir yra apie tai, kad šitas žmogus sugeba nuimti kaukes. Tiesiog mato žmonės be kaukių. Arba antsnukių. Priklauso nuo žmogaus. Tai yra galinga, labai galinga energija, kuri turi savyje
tokio vidinio magnetizmo, kur jeigu tu su tuo žmogum susitinki, tai tu jo ilgai nepamirši ir iš vis vargu ar kažkada pamirši, nes toksai, nu, tiesiog yra vidinė šėtoniška energija. Tai va, įsivaizduok tą tokią galę ir tos vėl grįžtu prie priklausomybių, tai neretai žmonės į tas priklausomybės paneria vien todėl, kad jie nežino, ką su visa ta galia savo daryti. Nu, tu įsivaizduoji, tu turi savy tiek galios arba sunaikint, arba iškelt ir tam, kad tu su jie mokėtum tvarkytis, tai tau pačiam reikia užsiauginti tuos vidinius raumenis ir susistiprinti tą savo vidinį stuburą, kas tikrai verta. Nu ir pabaigai, nes aš čia kai užsigazuosiu, tai galiu ir be pabaigos. Tai rekomendacijos 15 energijai tai yra, kad ta prasme, kaip geriausiai tau pailsėt su šita energija, tai yra, nu, tai labai rekomenduojama kažkur būt gamtoj, nesvarbu kažkoks, tarkim, stiprus vėjas, stiprus lietus, tai čia yra tavo stichijos, kur tu gali tiesiog nuplauna, atgaivina. Tai ne tai, kad tiesiog į gamtą išeiti ir pasigrožėti paukšteliais, bet tiesiog, vat, kad kai būna stiprus vėjas, ten lietus, tai vat, čia yra tavo, kad ir per langą žiūrėti nesvarbu, bet, nu, jeigu to nėra, tai tiesiog išeik į gamtą ir pabūk su savim, nes tas rentgenas nuolatinis, jisai vargina. Ta prasme, tu nieko su tuo negali padaryti, susitinki su žmonėm ir tu matai juos kiaurai, matai tą vaidybą, matai kaip apsikarstę tais pūkeliais, nu, kurių nėra realiai. Ir tu tiesiog šaudo saugikliai tau, nes tu supranti, kaip yra iš tikrųjų. Ir nuo to viso kaukių baliaus tau reikia pailsėti ir pailsėti atskirai vienai su savim pabūt, tiesiog be žmonių. Tai labai šita stipri rekomendacija ir atsimink dar, kad jeigu tu turi 15 energiją matricoj, tai ne tai, kad tu visus matai kiaurai, bet ir iš savęs nebandyk pateikt tokio kažkokio to dalyko, kurio nėra. Ta prasme, nebandyk savęs pateikti kažkaip labai pūkuotai, nes nu, irgi žmonės, kad ir neturi to rentgeninio matymo, bet iš tavęs jaučiasi ta šėtoniška energija ir jeigu tu tenai užsiimsi visokiom praktikom, kvėpavimais, ten, tai, nu, ir sakysi, vau, kokia aš čia nušvitus arba nušvitęs, koks aš fainas, faina. Nu, tai tiesiog jaučiasi irgi, kad yra tokia, nu, savotiška apgaulė. Tai va, tai linkiu tau išsigrynint tiek, kad galėtum būti be kaukės ir linkiu ir labai norėčiau, kad išvedęs arba išvedus šitą energiją į pliusą galėtum padėti kuo daugiau žmonių atrast save, nes tikrai žinau, kad tu tą gali. Iki.